Štai esu vėl Vilkaviškyje. Aptikau dar vieną objektą įdomų. Štai va šis pastatas kažkada buvo gaisrinė. Štai prie informacijos stendo. Taip, iš tikrųjų, kadaise šis pastatas buvo gaisrinė. Dauguma namų mieste buvo mediniai, tad gaisrai buvo didžiuliai. Dažnai viską aplink niokojanti problema. Prieš antrąjį pasaulinį karą daugiau nei pusė mūsų miestų gyventojų buvo žydai. Jie gyveno kaiminystėje su vietiniais krikščionimis. Miesto inteligentų Marijampolskio, Šeflerio ir Lipskio pastangomis 1819 metais Liepos 24 dieną Vilkaviškyje įsikūrė savanorių ugniagesių būrys. Jo nariai buvo iš abiejų religinių bendruomenių. Jų šūkis buvo Dievui garbė, artimui pagelba. Tai tęsėsi iki 1941 metų. Toliau ten parodysiu nuotraukas ant sienos. Tose nuotraukose atsispindi tuo metu žydų savanorių ugniagesių tarnavusių šie miestų ir žydų bendruomenės gyvenimas Vilkaviškyje iki 1941 metų. Šis nuotraukas mielai perdavė Tel Avive įsikūrė Žydų tautos muziejus Beit Hatfotfuts. Šį projektą finansavo Vilkaviškio žydų bendruomenės palikuonys, o sukūrė Vilkaviškio kultūros centras su miestų bendruomenės narių pagalba. Dar yra ir angliška, ir jidiš kalba. Štai toks irgi istorinis Vilkaviškio pastatas pačiame miesto centre, buvusi gaisrinė. Tai Meiras Varšavskis su ugniagesių uniforma 1935 metai. Jis buvo elektros stoties viršininkas ir visuomenės veikėjas. Oster vizualinės dokumentacijos centras, Žydų tautos muziejus Beit Hatfotfut Tel Avivas, nuotrauka eksponuojama gavus Izraelio sutikimą. O štai čia ugniagesių komandos nariai, Vilkaviškis Lietuva, 1920 metai. Taip pat ugniagesių komandos nariai 1922 metai. Gaisras žydų kvartalų centre prie sinagogos 1912 metai. Čia kai kas sako, kad negalima gaisro nei filmuoti, nei fotografuoti, bet tai yra istorija, kaip sakyti, faktų pateikimas, istorijos įamžinimas. Po gaisro štai nuotraukai po gaisro Vilkaviškyje 1930 metais. O štai čia Makabi Vilkaviškis futbolo komanda 1924-1925 metai. Štai čia Davidas Olinski ir Hashomer Hadzair
Sionitų jaunimo judėjimo nariai, 1928 metai. Aš tai, mėlyjeji, radau dar vieną jums tokį objektą. Buvusią gaisrinę. Ir net neįsivaizdavau, kad čia kažkoks tai svarbus objektas. Štai dar čia šitoj pusėje nuotraukų yra. Bet jau prieiga aplink šitą pastatą teritoriją, tai atsiprašau, jau čia galėtų sutvarkyti. Tai šioje nuotraukoje Judith Sperling, Nehana Rabinovič ir dar vienas draugas ant motociklo, 1934 metai. Šioje nuotraukoje Batė Momlovski Magit, antra iš kairės, su draugais prie Diamant šeimos namo Vilkaviškyje, 1939 metai. Kokios gražios merginos. Be tatuiruočių, be suplyšusių džinsų, be tatuažų antakių ir taip toliau, natūralios, gražios tų laikų moterys, merginos. Čia jaunieji žydai prie Turgaus aikštės, 1934 metai. Labai draugiški jaunuoliai, taipogi linksmi, trykštantys jaunystę. Štai šioje nuotraukoje 4 merginos ant tilto, sėdinčios ant tiltų turėklų, už dešinės Batė Momlovski Magit ir Jehudit Pekariski, stovinčios Jonina Pekariski ir Sara Momlovski Sidranski. Lankytojas iš Eretz Izrael. 1939 metai. Kokie linksmi, geranoriški žmonės, nuotaikingi. Čia Osiški seserys iš dešinės, Hava, Hanach, Rivkach ir Rašel, Vilkaviškis, 1939 metai. Štai, mėlyjeji, tokia istorija. Štai dar čia viena foto. Tai Paula Haskell-Gold dešinėje ir Reizel Zamski, priešais policijos nuovadą, Vilkaviškis, 1927 metai. Tai štai toksai senas Vilkaviškio gaisrinis pastatas istorinis. Čia dabar kažkas įsikūrė, kokie krautuvėlį.
Tai kaip ir sovietmečiu čia buvo kažkokios krautuvėlės visur. Štai tas pats ir čia. Buvo toks skverėlis su parduotuvėlėm.